Ruklos pabėgėlių priėmimo centre vykdomas projektas pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams. Naujos perspektyvos. Šiandien Ruklos pabėgėlių priėmimo centre gyvena 31 prieglobstį gavęs užsienietis. Dauguma jų iš Afganistano, taip pat yra gyventojų iš Baltarusijos, Ukrainos, Čečėnijos. Nuo Liepos 1 dienos pabėgėlių priėmimo centre vykdomas naujas projektas pagal Europos pabėgėlių fondo programą, kurio tikslas padėti prieglobstį gavusiems užsieniečiams integruotis į visuomenę. Šiuo metu nuo Liepos 1 dienos mes pradėjome vykdyti naują projektą finansuojamą Europos pabėgėlių fondo pagal 2011 metų programą. Ir projektas yra skirtas prieglobstį gavusiems užsieniečiams, gyvenantiems ne tik pas mus centre, bet ir visoje Lietuvoje. Skirtas tam, kad sumažinti užsieniečių priklausomumą nuo valstybės paramos, kad didinti jų savarankiškumą, integracijos galimybės į darbo rinkoje, taikyti aktyvias integracijos priemonės, kad jie galėtų įsitvirtinti Lietuvoje ir ateityje gyventi savarankiškai be valstybės paramos. Iš tiesų šiemet mes turime partnerį Socialinių inovacijų fondas ir remiantis kitų šalių patirtimi šiais metais norime pritaikyti naują praktiką ir naujas motyvavimo priemonės. Socialinių inovacijų fondas yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais, remiantis Olandijos patyrimų ir vykdant Olandijos vyriausybės programą Parama Lietuvai socialinės gerovės srityje. Socialinių inovacijų fondas padeda bedarbiams ir socialiai remtinoms moteriams pozityviai keisti savo gyvenimą, suteikdamas joms mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybės, socialinę ir moralinę pagalbą. Fondo specialistė Violeta Kalpokova kartą į savaitę ves įvairius užsiėmimus. Pirmasis žingsnis – padėti moteriams pradėti dirbti. Kaip teigia pabėgėlių priėmimo centro vyr specialistė Natalija Arkadijeva, šio projekto vienis yra reprezentavimas savęs. Tai yra projekte dirbančių užsieniečių svetainės laikraštis. Pagrindinis tikslas, kaip jau ir buvo minėta, tai padėti prieglobstį gavusiems užsieniečiams ne tik gauti pašalpas, bet ir kažkaip patiems prisidėti prie visuomenės ar dalyvavimo visuomenėje, taip pat susirasti darbą. Ir šiuo metu naujausia banga, kaip mes vadinam liaudiškai, būtų psichosocialinė adaptacija, kuri turėtų eiti lygiagrečiai su kažkokia profesinė adaptacija ar mokymais. Taip pat centre bus vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai, profesiniai lietuvių kalbos kursai, profesiniai mokymai vyks išorėje, tiksliau vyks įmonėse, su kuriomis mes pasirašysime sutartis ir prieglobstį gavę užsieniečiai galės mokytis darbo vietose kažkokio darbo. Pavyzdžiui, daug norinčių yra mokytis picerijose, senukose, netgi darbo su elektrokaru ir panašiai. Taip pat projekto vinis galėtų būti prieglobstį gavusių užsieniečių reprezentavimas pačių savęs. Tai yra pasakojimas kitiems pabėgėliams, sakykime, jų patirčių, kaip realiai jie sugebėjo integruotis. Tai bus įdarbinti 3 prieglobstį gavę užsieniečiai, kurie dirbs žurnalistais. Taip juos pavadinome šiame projekte, aišku, ne visai žurnalistai, bet žurnalistai redaktoriai, kurie rinks medžiagą iš savo kažkokių tėvynainių arba iš kitų pabėgėlių Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Jonavoje, Rukloje, kas sugebėjo integruotis į Lietuvą ir kas jiems realiai padėjo. Tiesiog savo kalba, galbūt tiems, kas atvažiuoja iš kitų šalių, kitiems pabėgėliams tai būtų žymiai netgi naudingiau, negu tiesiog skaityti teisės aktus ar kažkokią formalią oficialią informaciją. Taip pat pabėgėliai ims interviu iš įvairių įstaigų atstovų, sakykime, iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus arba švietimo įstaigų, profesinio mokymo įstaigų, darbo rinkos dalyvių. Taip pat ta informacija bus patalpinta į šį leidinį, kuris bus skirtas daugiausia patiems pabėgėliams. Bus taip pat suorganizuoti renginiai, tokie kaip pavyzdžiui pabėgėlių iniciatyvų pristatymo konferencija,
kur taip pat jie reprezentuos save, šitą leidinį, ką jie masto apie Lietuvą, galbūt užmegs daugiau kažkokių ryšių su visuomenės nariais. Ir, žinoma, bus organizuojami tokie renginiai, kaip pasaulinė pabėgėlių diena, jau žinoma, organizuojama ne pirmus metus, bus organizuojamos išvykos, pažintinės, bet jos bus daugiau orientuotos ne tik į kažkokius įspūdžius arba ten istorinius paminklus, bet taip pat į kažkokių amatų, sakykime, išmokimą netgi, istoriją kažkokią, Lietuvos amatų, Lietuvos kultūrą, bet tai jiems padėtų kažkiek plėsti akiratį ir, žinoma, taip pat integruotis į visuomenę. Iš mūsų projekto žurnalistų surinktos medžiagos, jų nuotraukų bus, aišku, parengti straipsniai. Kiekvieną mėnesį jie talpins tokį vadinamą virtualų laikraštį į mūsų interneto svetainę. Tai svetainės adresas būtų www.rppc.lt. Ir naujienų skiltyje mes talpinsime būtent prieglobstį gavusių užsieniečių laikraštį. Kalba viena iš svarbiausių žmonių bendravimo formų, todėl svarbiausi sėkmingo bendravimo elementai yra noras būti suprastam ir noras suprasti. Atvykę užsieniečiai neturi lietuvių kalbos įgūdžių ir jiems tikrai labai reikia paramos. Todėl suaugusiems prieglobstį gavusiems užsieniečiams organizuojami intensyvūs lietuvių kalbos kursai, kuriuos jie noriai lanko. Eina į pamokas nori jie, mokosi labai nori, nes nori būti Lietuvoje ir ta lietuvių kalba jiem tikrai reikalinga bendravimui, pavyzdžiui, susirasti darbą, į biržą, į parduotuvę susikalbėti, elementariai paklausti ko nors. Pabėgėlių priėmimo centro gyventojas Ramynas per 10 čia praleistų mėnesių jau puikiai kalba lietuviškai. Man patinka lietuviška kalba, aš kalbu lietuviškai, neblogai. Pabėgėlių priėmimo centre veikia biblioteka. Bibliotekos paslaugos padeda skleisti humanitarinės idėjas, socialinės ir kitų mokslų žinias. Bibliotekoje galima pasirinkti įvairią literatūrą, įskaitant žodynus ir enciklopedijas. Kai kurios knygos yra lietuvių, anglų, rusų kalbomis, todėl yra prieinamas užsieniečiams nemokantiems lietuvių kalbos. Bibliotekoje yra ne tik knygų, žodynų, enciklopedijų ar vadovėlių, taip pat yra laikraščių bei žurnalų. Čia veikia internetas, kuriuo naudojasi centro gyventojai. Užsieniečiai gali naudotis atskira kompiuterinė klase, kur vyksta kompiuterinio raštingumo kursai. Pabėgėlių priėmimo centre nemažai dėmesio skiriama sveikatinimui, kenčiantiems nuo psichologinės krizės ar potrauminio psichikos sutrikimo simptomų visada yra atviros psichologinės pagalbos kabineto durys, įrengtas relaksacijos kambarys. Daugelis žmonių šiandien suvokia judėjimo svarbą, jo įtaką sveikatai. Sportuojantys žmonės yra ištvermingesni, atsparesni ligoms, labiau pasitiki savimi ir nėra tokie prislėgti gyvenimo rūpesčių. Mėgstantis aktyvų poilsį gali žaisti biliardą ar tenisą. Yra įrengta sporto salė, kurioje lankosi užsieniečiai. Sporto salėje yra universalūs ir elipsiniai treniruokliai. Treniruokliai yra gerai ir patogiai išdėstyti. Centre gyvenantys užsieniečiai gali savarankiškai naudoti šią salę visą parą jiems patogių laikų. Projektas pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams naujos perspektyvos iš dalies finansuojamas Europos pabėgėlio fondo lėšomis.